Tiesiog pažiūrėkit, kiek naujų produktų išleido Essence ir Catrice. Mes privalom juos apžvelgti, kadangi jie yra insane. Išleido 4 naujus lūpų produktus. Šitas lūpų aliejus yra tiesiog tobulos spalvos. Tada turim tokius lūpų dažus, kurie irgi žiauriai gražios spalvos, tipo lip combo su šitais, turėtų būti insane. Dar turim plumping lip gloss ir dar turime tokį glicerino lip treatment. Toliau yra nagam dalykų ir žiauriai graži šita spalva, by the way. Ir dar jie turi nagų balm, tipo nagam, kaip lip balm, bet naudot nagam. Šiaip aš tikrai išnaudosiu, kadangi I love my nails. Paskui aš visada taip norėjau išbandyti fake freckles ir Essence dabar paleido štai tokį freckle, nežinau, linerį, kur grinai gali pasidaryti freckles. Aš dabar noriu pabandyti kelias padaryti. Va. Ok, that is so cute. Paskui, kitas dalykas, kurį aš jau mačiau TikTok'e, čia yra jų naujas Dewy Primeris, bet jis toksai pusiau sticky, tai būtinai reikės pabandyti kada prie makiažo rutinos. Paskui aš matau highlight, čia yra blushas, bet jisai toksai blizgus. Atrodo šiaip žiauriai gerai. Tada dar yra holografiniai pimple patches. This looks so nice. Ir tada dar turim akių produktus. Turim naują tušą, kuris vadinasi What the Length. Ir aš grinai kaip teleskopik iš L'Orealio. Man atrodo, kad čia bus possible labai geras dupas. O šitie šešėliai. Jūs turbūt juokaujat. Žiūrėkim, kas gero yra Catrice. Aš aišku padarysiu videoką, kur viską išbandysiu, nes aš žiauriai noriu viską pabandyti. Turim kelis dalykus nagam. Čia, pavyzdžiui, nagų aliejus ir 2 nagų lakai. Šiaip labai šita graži spalva. Ties lūpų produktais turim šiaip žiauriai nice produktų. Road Dupe, čia tipo peptide toksai lip gloss. Last Like tokį gloss, tipo gloss stickas, bet lip linerį. Rodo žiauriai nice, tipo prie rudo lip linerio būtų žiauriai gerai. Tada veidui jie išleido Skin Like Tinted Moisturizer. Va šitą, tai aš jau žinau, kad aš naudosiu. Jis yra su SPF 30, plus jisai drekina ir toks labai lengvas, tai čia grinai bus man. Turim setting powderį, kuris atrodo štai taip. Pat naujas setting spray, pažiūrėkit kaip įdomiai atrodo. Čia grinai labai panašiai kaip tas Elf, kur aš turėjau. Ir tada dar jeigu veidui turim dar tokį Blur Potting Pot, tai čia kaip suprantu, kaip blushas yra. Čia turėtų būti tokio Korean brand dupas, tai vat bus irgi labai įdomu išbandyti. Ir tada dar akių produktai. Wow. Pažiūrėkite, išleido tokį naują antakių gelį. Aš būtinai pabandysiu, nes man žiauriai patinka tas Essence antakių gelis. Bet aš esu labai atvira naujovė. Vandeniui atsparu štai tokį tušą. Bei naujus akių pieštukus. Šitas pas mane yra žalias, tai man atrodo, kad man prie mėlyno akių nelabai tiks. Bet akių šešėlio paletė yra šiaip labai graži. Tipo, man patinka šitas spalvų paletė, čia ir rudos yra, ir tokių tipo švelnių blizgančių spalvų, ir rūžavų turim. Čia yra wow.